bučinys, didelis darbas, nutapytas Danijoje 2001 metais, irgi meno rezidencijoje, simpoziume su labai smagia kompanija tarptautinė menininkų, kur vėlgi pats paveikslas tai apie susitikimą arba išsiskyrimą, tai yra dvi figūros, viena kitą apkabinančios, liečiančios ir fone tarsi prašuoliuojantis, tarsi galim įsivaizduoti augalai, peizažas, bet iš jų pamatom lyg ir gyvūną tokį prabėgantį, tai sakykim, tokia galbūt jų istorijos personažas ar tiesiog kompozicinis toks momentas, sukeliantis kažkaip jie kaip ir stabilus duetas ir kažkas šuoliuojantis pro šalį. Ant peties pas, nežinau lyčių čia, bet spėju, kad dešinėje aš taip pagal tapydamas numaniau, kad yra moteris, kairėje yra tarsi kaip ir vyras. Tai čia būtų ant vyro peties yra tokia mėlyna ultramarino kaip ir zona, kuriame love me užrašyta, mylėk mane, kaip ir tatuiruotė, linkėjimas. Ir gal ir kaip ir kituose kai kuriuose kūriniuose, čia galim matyti tos ultramarino inkliuzus, tarsi tokias kiaurymės dėmes, kurios kaip ir anatomiškai nieko nereiškia, paveikslo galbūt sukuria ritmiką ar kažkokią atsikartojančius spalvinius momentus, bet mano, sakykime, interpretacija tai yra tarsi inkliuzai, rakto skylutės, tokios ertmės pačiame paveiksle, nes, kaip sakau, man toks ultramarinas, jeigu raudona, jinai šoka į priekį ir atsistoja priešais, tai tas ultramarinas yra kiauras ir juo gali keliauti tolyn ir į gylį, tarsi begalybė. Tai toks kaip ir trečia dimensija paties paveikslo, kuriame mes, sakykime, ir per tą linkėjimą, ir per tą būtent jų istoriją mes kažkur žengėme į kitą pasakojimo dalį, kurią galime kurti kiekvienas pats.